Taip, šį klausimą jums pristato Baldų turgus. Milžiniškas baldų pasirinkimas parduotuvėse Kaune ir Vilniuje. Apžiūrėk ir turėk tą pačią dieną. Jeigu atsakysite teisingai, jūsų laukia Baldų turgus. Dovanų kuponai jų. Na, o kitu atveju jie pereis priešininko komandai ir Mantas yra itin suinteresuotas, nes įsirenginėja naują namą. Kad visi žinotų, su nauja žmona. Visai geras čia atlyginimas šitą laidoj. Taip. Dėmesio klausimas. Kokiu sensacingų baldų 2006 metais visuomenę nustebino Olandijos architektas Jan Japas Ruisenarsas? A. Foteliu, kuriame sėdėdamas žmogus patiria nesvarumo būseną. Arba B. Ore levituojančią lovą, galinčią išlaikyti net 900 kg svorį. C. Tik vyrams skirtų masažo krėslų, suteikiančių laimingą pabaigą. Kaip jūs sakėt, koks variantas yra išsirinkti? C. Gerai, C variantas. Jie nediskutavo, jie eina vabank, nors už tai jokių papildomų taškų nėra. Ar tai yra C? Jie norėtų tokio baldo, Andriau. Tu taip sakei? Ar rimtai? Bet aš galvau, kad čia rimtai. Aš maniau, kad tu sakai už savo... Papasakot visas istorijas. Apie laimingas pabaigas. Su pagarba visą. Gerai, aš galvau, kad vis tik Stasiulis sako, tada! Aš lošiu. Formuluoti. Sensacingas būdas. Baldas. Olandai mėgsta visus liberalius dalykus, laisvę, nesąmonės, tai C labai tiktų. Ar Olandus nustebintų ore levituojanti lova, kurioje gali gulėti 2 karvės? Nes, kam žmonėms tokia lova? Gal svorį. Nežinau, ar labai stebina. Olandams čia yra įprasta. Jie tiek privalgo visokių dalykų, kad levituojantis daiktai jiems yra įprasta. Levituojančiai kaip per šitą vaiduoklių medžiotojai, kur... Atsimeni, kai apsėdo tą aktorį ir pakilo lova, tiesiog ir sukosi viršui. Šiaip fainas dalykas, aš žiūrėjau tą filmą, galvoju, norėčiau. Galėtų būti, ne? Tiesiog pakilo lova ir sukosi po biškį. Taip. Smagu ir pykina. Man paauglystė yra buvę daug kartų taip. Vadinasi, tas naktinis malūnsparnis. Tada reikia iškelt koją bent jau vieną. Visi turėjome savo būdus. Aš tai tada atsilenkiu tiesiog ir bandau žiūrėti vieną tą. O žinot, koks būdavo mano? Jeigu sukeisi vieną pusę, į tą pusę sukasi, ar ne? Jo. Tada į kitą pusę. Tada po truputėlį ieškai, kur ten... Susijungia. O, va taip galiu. Horizonto reikia ieškoti. Nežinau, fotelių, kuriame sėdėdamas žmogus patiria nesvarumo būseną. Fotelis fainai, visi sėdi tam fotelį. Bet kuriame fotelyje? Reiškia... A, fotelį. Žmogus patiria nesvarumo būseną? Tai sėdumai šis realiai. Nesvarumo būseną reikia suprasti tai, kad tada tu pradedi, vis tiek tu turi levituoti jau nesvarumo būseną, o kaip kitaip tu patirsi ją? Bet net čia apie baldą. A yra fotelis, o B lova. Bet vyrams skirtų masažo krėslų, suteikiančių laimingą pabaigą. Kuris labiau wow? Labai paprastai šiaip skamba. Toks pigiai, ar ne, atrodo. Sugalvosim, kad čia gali patirti ten kažkokį orgazmą. Ar mūsų žiūrovai gali kažkuo mums padėti? Yra toks pamojavimas, sako, jo buvo Olandijoje susidėjęs, esu pabaigęs. Gerai, okei. Gerai, mes bandome truputėlį klaust, gal paimkit mikrofoną. Sveiki? Sveiki, Mindaugai. Ir maždaug kiek procentų? Procentų galiu pasakyti tiek. Iš šitų 3 vieną faktą sugirdėjęs. Aha. Va. Kadangi mes esame aklavietėje, šiaip tai siūlyčiau tada bet kuriuo atveju geriau imti ir paklausom to fakto. Jo, geriau paimkim dabar, labai svarbu. Aš tik tai noriu pasakyti, nors negaliu klausti, bet kažkodėl nujaučiu, kurį dalyką esat girdėjęs. Gerai, tai mes vis dėlto imam bet kuriuo atveju pagalbą, net jeigu paskui patys paimsim kitą variantą. Gerai. Tai aš tikrai esu girdėjęs, kad yra sukurta levituojanti lova. Ir jinai, aš atsimenu, tokį vaizdą, jin didesnė negu natūrali, tai ten labai didelė, plati ir ore skraidanti. Tai tą faktą tikrai žinau iš tų 3. Skamba kaip... Wow. Skamba kaip rimtas argumentas. Ir dabar tokie 2 durneliai. Ne, žinok. Aš manau, pasitikim. Jo, žinok, nes mes kažkaip, aš būčiau ėjęs į C, tu į A, o čia... Netgi galiu pasakyti, kaip lova vadinasi. Aureolė 2000. Gerai, mes bet kuriuo atveju, jeigu jau kažkur buvo girdėta, imkime B variantą. B variantas. Ir taip, ore levituojanti lova, anot Mindaugo Stasiulio, kam tokia lova, kuri išlaiko 2 karves?
Bet kai išgirdo tik tai Vox Populi, ar ne, balsą iš liaudės ir iš karto apsivertė. Dėmesio teisingas atsakymas. Turbūt užėję į baldų parduotuvę nustebtumėte tarp gausybės patogių lovų, komfortiškų sofų, jaukiems vakarams sukurtų stalų ar kėdžių, radę skraidantį, plaukiantį ar ore kabantį baldą. Bet tai ne fantazija. Bent jau kai kurie iš jų išties egzistuoja. Štai 2006 metais olandų architektas Janjapas Ruisenarsas visuomenę nustebino pristatęs ore levituojančią lovą. Šį efektą olandas išgavo lovos korpusą įtaisydamas itin stiprius magnetus. Lova galėjo išlaikyti net 900 kg svorio. Visgi reikia pabrėžti, kad toks baldas niekada nebuvo gaminamas masiškai, o labiau tarnavo kaip konceptualus, įspūdingas dizaino ir inžinerijos eksperimentas. Visą laiką kaltina, kad, nu kam tu žiūri tas nesąmonės. Ir dabar, va, kam. Mindaugai, dalinkitės baldų turgumi. Reikėtų, šiaip tai, reikėtų duoti mūsų, ne, čia jūsų yra. O gal mes atiduodam Katlerį ir pasims C variantą? Ir jeigu duosi čekiuką baldam, Aš tik tai noriu pradžiuginti žiūrovus ir lygiai taip pat Tadą ir Mindaugą, kad tai yra dovana abiems. Abu gaus Rimtai? dovanų kuponus. Taip. Levituojančią lovą? Ne, levituojančią lovą gausite abu tą pačią, o dovanų bus atskirai. Gerai.